Labą dieną. Pagaliau ir aš atsiradau po ilgos pertraukos. Ką veikiam, nepasakosiu, niekam neįdomu, ką aš dariau. Lauras vienas biški buvo paliktas. Jo, bet be Martino man buvo liūdniau, bet Martinas grįžo dvigubam jėgom, pridėtas naujų detalių ir Užtiunintas. Ir dabar žymiai geriau, jisai tuoj pradės šuoliuoti. Jo, tai Laurai, tai aš manau, kad praėjo daug įdomių dalykų. Šiandien, aš manau, mes galim pasikalbėti apie tą Euroviziją, nors jau praėjo ne vieną savaitę po Eurovizijos. Gerai, net tuo pačiu nurimo aistros, kurios, visi išsikalbėjo, visi išsisakė, kam patinka, kam nepatinka, kas gražu buvo, negražu, kodėl. Buvo daug skandalų. Jo, labai daug iš tikrųjų. Paveiksliukų daug gražių buvo. Jo, šiaip man kažkaip nenustebino tie paveiksliukai. Kad žinai, man labai patiko, kad buvo, pagaliau atsirado ta taisyklė, kad privaloma parodyti ir salę. Taip. Kurią įvedė švedai ir patys tos salės nerodė vis tiek. ir vis tiek pasidarė klipą vidury salės. Kiek žinau iš Floriano, kuris darė tą sceną, pačią scenografiją, kad jisai irgi buvo, tiesą sakant, nelabai patenkintas vaizdu, nes nebuvo išnaudotas visos galimybės, kurios ten buvo. Bet čia dažnai labai priklauso nuo komandų pačių, kurios atvažiuoja ir galimybės buvo kur kas didesnės salėje padarytos, negu išnaudojo. Negu ištransliavo. Kitaip tariant, buvo jų daugiau žymiai ir ne visi jomis naudojasi. Kitaip tariant, niekas nepasinaudojo viskuo, ko galima. Tai gal jie nežinojo, kad gali daug ko naudotis, žinai, čia dar kitas dalykas yra. Gal ne visi žinojo, kitas dalykas, šiemet, žinai, kas nustebino mane, rekvizitas. Kiekvienas atlikėjas turėjo kokią nors dėžutę. Kažkokį tai kalną popierinį, tysę ten, tai dar kažkokį velnę. Nors tas šveicaro... Diskas? Ne diskas, kaip jis vadinas, geometriškai teisingai. Cilindras, ne? Ne cilindras. Nu, apskritimas? Gerai, apskritimas su trikampio pačioj. Gerai. Ant kurio jis ten visai pritinėjusi. Gamino švedai. Gamino švedai, jo. Bet buvo geras. Geras, šitas man patiko, iš tikrųjų gerai padaryta. Ir žinai, bet vis tiek, kaip pagalvoju, ant jo šokinėti ir dainuoti gyvai, vis tiek reikia sugebėjimų turėti. Ne, aišku, nerealiai jisai varė ten ir man patiko, kad mes teisingai prognozavom vietas. Šitas, žinai, kažkaip pasigirt, faina. Ne, tai vietas mes labai teisingai suprognozavę ir lietuvių vietas, reikia pasakyti, suprognozavom teisingai. Idealiai. Per vieną vietą apsirikom, nes Olandas, matai, iškrito, tai būtų visiškai pataikyta. Ir tada, bet viskas šiaip dėsningai gražiai susidėliojo. Man kažkai nebuvo abejonių, kad laimės Šveicarija, o ne Kroatija. Jo, bet, žinai, aš tai žiūrint į tuos visus paveikslėlius, tai kur labiausiai atgarsio buvo, žinai, kaip dar galima tą Euroviziją žiūrėti, tipo, kas čia dėjosi, tipo, žinai, vyrai persirengė ten jau, kaip sakant, žinutės gėjų, taip toliau, jų daug buvo šiemet, iš tikrųjų, jeigu tai paėmus, visi numeriai Šiemet kažkaip tai atsirado tas, man atrodo... Savotiškas Eurogay Pride'as vyko. Gal ne gay Pride'as, bet Pride'as vyko. Apskritai, man atrodo, kad pagaliau šita tema įsiveržė į didįjį eterį, sakykime, bet tai kartų pasikeitimas, nes jeigu atsimintume nuo tų laikų, kai Dana International, arba kad ir ta pati Končita. Arba Končita, tada dar nebuvo netgi tiek daug šnekos, nei kiek dabar. Ne? Nors buvo kažkas neįprasta, šnekėjo žmonės, bet dabar šita tema, man atrodo, tokia jinai paklota visiškai plačiai ir tikriausiai nutiko dėl to, kad jaunėja patys artistai, kurie ten buvo. Jie nebeieško kažkokių pasiteisinimų, kloja viską tiesiai šviesiai. Ir tas tiesiai šviesiai klojimas, kartais jis išeina vulgarus, kartais labai skoningas ir rytų Europos šalis gąsdinantis kartais. Žinai, iš tikrųjų, tai paėmus bendrai, tai kiekis tikrai buvo didžiulis. Ar nuo to pablogėjo pats vaizdas, televizinis šou, man tai nepablogėjo, aš kaip sakau, linksma žiūrėti ir juokinga, ir linksma, ir matai šou. O kitas dalykas, tai jie, aš manau, toliau, kas bus toliau, kaip tu galvoji, jis dar plėsi šitą temą, ar Eurovizija vis dėlto bandys kažkaip tai stabdyti? Vat man įdomu šitas dalykas. Aš tai galvoju, kad Eurovizija pati tikrai nestabdys, nes negali stabdyti.
Iš principo, Aš irgi galvoju, kaip? Nu, kaip tu gali drausti ką nors daryti, šnekėti ir atrodyti. Nu, vėliava galima, uždraustos yra vėliavos ant scenos, ten visokie ženklai uždrausti yra. Čia jau dėl kitų motyvų, nes labai daug ir politinių perturbacijų vyksta pasaulyje ir dėl to, aišku, tie visi, reiškia, politinės žinutės, jos yra ir buvo visą laiką. Taip. Dainose, tekstuose ir aišku, kad tos pats Ukrainos numeris, akivaizdžiai. Žiauriai patiko, man gerai. Akivaizdžiai padarytas, tu matai, karo tema visiškai. Nors atrodo, bet taip gražiai sužaisti, kaip ir efektai, bet tu puikiai supranti, kad tai fosforinių bombų vaizdas yra. Taip, tai čia, tiem, kas nematė to vaizdo ir nežiūrėjo niekad žinių, arba tai jiem atrodo, kad efektai, bet ukrainiečiam patiem tai tikrai aiškus signalas, aiški žinia ir faina, kad jos taip gerai pasirodė. Aišku, jos turėjo ten, Ukraina investavo nesvietiškai gerai, turėjo režisierę, kuri dirba aukščiausiam lygiai su pačiais didžiausiais artistais, su pasauliniam superžvaigždėm. Aš tai kaip sakiau, už finalinį kadrą to pasirodymo, tą paskutinį kadrą, kur guli ant grindų visų, tai galima buvo iškart pirmą vietą duoti. Jo, buvo galima duoti. Jo, sceniškai matyti, tai Šveicaras, tai Ukraina ir aišku, aukštai buvo. Jo, tada Italija. Italija, tai šiaip man simpatiškiausia artistė. O tu žinai, kas yra jos mama? Ne, nežinai. Grupė Matija Bazar? Aha. Tai ir reiškia, ir genai, ir... Taip. Tai yra dukra vokalistės Matija Bazar, kas man irgi, kai sužinojau, ne tai, kad nustebino, bet malonu. Nes... Tai reiškia irgi nestebina, kad buvo aukštai. Aišku, prancūzas tas, ėjo, sakykime, tiesiai į kaktą. Jeigu esi prancūzas, turi tokį balsą ir sakai mon amour, vienareikšmiškai būsi aukštai, nes... Bet mane tai dažnai kas stebino, žiūrėjau, kaip prancūzą filmavo, jeigu nematei, kaip kameramenai, kaip dirba. Va ten atskira respublika buvo, kaip ta kamera vartosi, kaip jis dirba. Ten yra, unikalu ir reikia, kad paieškotų visi, jeigu nori tik tokia, žinau, Instagram'e yra tų vaizdų pridėta, kaip dirba kameros. Atrodo, kad ta scena ten kažkaip sukasi, vartaliojasi, vaizdai nerealūs. Aišku, gal sudėtingiausias filmavo prasme ir tai airių numeris, ne? Buvo tiek kadruočių, kad ten, sakykime, aš manau, kad dvigubai daugiau kadrų negu bet kurio kito dainoje. Kiek taškų, kiek milimetrų, kiek, aišku, čia vėlgi toks, mes šnekam iš tos pusės, nes patys žinom. Kartais žiūrim tuos, kaip filmuoja klipus ar laidas. O fiziškai, žinai, kuris buvo sunkiausias numeris? Atlikėjams, net ir pagrindiniam atlikėjui. Anglui. Nes reikėjo kabalduoti. Nes tie visi šokiai pasirodė, jie kabėjo. Jie kaip gimnastai, aš galvojau, kad ten yra kvadratas, kuris galbūt ten pastumė verčia. Viskas su juo neblogai, bet nemokagi dainuoti. Bet tai ten neįmanoma, kad jisai ten duodasi po tą, aš tik nežinau, aš galvojau, kad jeigu jį vartalioja, taip sunku, bet jis ten pasirodė tik tai, žinai, kai iš kairės į dešinę daugiau vaikščio. Bet tie šokėjai pradžiai, ten yra toks vaizdas, kai atrodo, tai jisai pasirodo kabo kaip gimnastas. Tai va, ir jam tai tikrai nepadėjo, jie, man atrodo, vėlgi orientavosi tiek į salę, tiek į kadrą. Taip. Kadre nebuvo įmanoma suprasti, kur ten kabo, ar ten iš apačios, tai galima pasiekti kitais sprendimais, tokį pat vaizdą kadrui, ne? Taip. Bet tuo pačiu jam labai pakenkė dainuoti ir nors jis buvo kaip ir didžiausia žvaigždė Eurovizijos šiais metais, iki tol garsus žmogus, iki tol žinomas Anglijoje labai ir čia jam šitą Euroviziją suėjo šį kartą ne į naudą. Ne į naudą. Tai matai, jau girdėjau atgarsius, kad skaičiau, kad jau ten bando jie ten anglai boikotuoti, dar kažką, kaip visą laiką, patenkinti, nepatenkinti. Ten yra jau kitos priežastys. Jo, bet aš manau, kad jiems nereikia to daryti, puikiai viską ten padarė. Aišku, čia, kas dabar čia išsišoko, Latvijai girdėjai, ten tą daro, ką Lietuva darė prieš daugelį metų. Kad parašus renka. Parašus renka, kad nebedalyvaukim, o skirkim pinigų sportui. Tai čia toks, tokio lygio negalima pavadinti. Čia, žinai, kaip galima Aš kitaip pasakysiu, tie pinigai sportui jūsų nepadės. Ne, tai jie
Latviai kieti, jie moka stumdyti čainiką per ledą greitai. Bet žinok, tam sportui tokių pinigų tikrai tas sportas tiek nekainuoja. Nekainuoja tas arbatinukas. Ir nu, yra ledo ritulys. Bet tai gerai, o dabar tada... Bet esmė tame, kad sakykime, jie neveltui, aš pagalvojau, žinai, Latvių perskaitęs tas naujienas, neveltui Latvija yra tokia pavardė garsi. Nu. Jinai skamba Gražulis. Tai Latvija užsiima gražulizmu. Gražulizmu. Nu, mesgi turim savo tokį... Turim fruktą. Tai jisai, manau, kad šiemet atvyks gal pas mus į Praidą. 100%. Turėtų atvykti, nes dabar nėra niekas, tai gali važiuoti visur. Didesnio šou nepadarys. Aš tai galvoju, kad jam reikėtų gal iš vis paprašyti, pakalbėti su kolegom Praido, kad jam tokį, žinai, paimtų tą triratį šitą motorolerį, jį tą dėžutę įsudinti. Tegul varinėja. Tegul kūrė atmosferą. Tai vad Latvijai kažkaip su Eurovizija, nu toks, sakykime, atgarsis, kuris pasiekė mus post-Eurovizinis, ne, aš manau, kad ir labai tikiuosi, nes puikus tas jų dainininkas ir man visiškai nepatiko jo įvaizdis, ne, bet va, teko per finalą susipažinti su juo arenoje Klaipėdos, tai nu, labai fainas žmogus ir Latvių komanda, reiškia, nauja yra tam tikrai, jie atvažiavo į Lietuvą, nu, pasižiūrėti, kaip reikia daryti atrankas, kaip filmuoti reikia, jie vaikščiojo iškėtė akis čia ir rašėsi kiekvieną punktą, tai aš tikiuosi, kad Latvijai kaip tik sustiprint savo pozicijas, nors jie yra laimėję kažkada su Marija Namuma, bet tai toli gražu nebe tos pačios sąlygos ir Lietuva yra gerokai aukščiau, pačiam atrankos, žinai. Tada leiskime mums patiems pasvaigti. Gerai, tu atsakėjai, visi su kažkokia dėžutė dalyvavo, ne? Kažkokias turėjo scenografijas, dar kažką tai. Prietaisų prisinešė. Prietaisų prisinešė, jo. Tai, o kaip tu atrodo dabar mūsų vis dėlto Lietuva? Ne, prietaisų jokių neturėjo, turėjom šokančius prietaisus, kainuojantį prietaisai. Ką tu galvoji? Jeigu, pavyzdžiui, mes kalbėkim, kas būtų, jeigu būtų? Kas būtų, jeigu būtų? Galim pasvaigti. Nu, pasvaikime, nu. Žiūrėk, aš galvoju taip, viskas buvo skoninga. Taip, tai sutinku, skoninga. Viskas gerai buvo. Jo. Tamsu yra tas gerai. Taip. Tamsu veidas, kad... Gal biškit. Truputį mes turėjom diskusijų, šnekėjom su režisieriais šiek tiek šitą temą, nu, kaip jiem atrodė ten dirbant, nu, tiesiog... Ką tai būtų davę, žinai, ar tai būtų davę, jo, čia kitas dalykas. Galbūt tai davė kažkokio dar, bet irgi tai ne faktas. Ne kosmosą. Bet aš manau, kad tokiam gabalui reikėtų daryti super show. O! Čia būtų išvežę šitą dainą per daug vietų į priekį, efektai, pinigai ir žymiai aukštesnio lygio šokėjai. Tai va, žiūrėk, tai aš ir kalbu apie tą, kaip sakau, visą laiką pasvaikimą. Koreografija, ta prasme, buvo... Cool. Buvo, ta prasme, nu, jie buvo aplinka kažkokia apdėliota, kad kažkas ten yra. Taip. Bet iš esmės, ar jie būtų 5, ar 3, ar 2, skirtumo nėra. Todėl matyt, kad reikėtų 5 super šokėjų. Žinai, reikėjo ir kalno, kaip ukrainiečiai lipo, ir tabletės reikėjo, ir tada kvadrato angliško, ir tada švediškų vaizdų. Jo, tai šie metai buvo tokie, kai reikėjo visko. Ir iš tikrųjų, ir tas prasidėjo nuo, sakykime, sugrįžimas prie visko, nuo Maneskin. Taip. Kai jie kaip šėrė tos ugnies ten ir tų ferverkų, visiems stalčiai atsidarė. Niekas nebenori žiūrėti klipų koncerto metu. Nu, grubiai tariant, galima tai žiūrėti, jeigu tai yra daina, sakykime, kaip Sobralio, ne? Taip. Bet jeigu vyksta... Jeigu yra ritmas, taip, tai jau reikia veiksmo. Ir kalk kiek telpa. Nu, ta prasme, turėjo švirkšt, purkšt, degti, nežinau, ten lyt, kas nori, čiaužyti vandeniu ant pilo. Gerai, bet dabar mes, gerai. Sakykim, pavarėm per kukliai. Iš kur pinigų paimti? Aš žinau, iš kur tų pinigų paimti. Ne, nu ar negalėtų, pavyzdžiui, nu mes tik vėlgi, mesgi nereikalavom, bet mes vėl svaikstam su tavim. Ar galima prašyti, kad LRT susidarytų kažkokį tai ilgalaikį 4-5 metų planą, ne tik tai nuvežti atlikėją, bet ir investuoti į šou? Galima prašyti. Tai gal, užduokim kitą klausimą. Ar yra noras laimėti? Jeigu yra noras laimėtis, tada yra siekis kažkoks, kurio reikia siekti. Aš manau, kad tiek tada galima, vėlgi, kai žinai, mes visi čia esame individualistai. Ir jeigu laimi kažkas tai su savo vadyba, su savo komanda, tai kiti kaip ir taisyklė nesikiša, ne? Taip. Tai
gal ir galėtų būti kažkoks tai, žinai, labiau bordas ir labiau režisūrinių sprendimų paieška. Nu, sakykime, reikia drąsos samdytis labai stipriam režisieriui. Taip. Kol kas Lietuvoje toks negyvena. Filmavimo režisieriai gyvena. Jo. Pasirodymo režisieriai neturi. Vizualinius sprendimus mes galime išpildyti geriau negu bet kas. Nu, kas yra lėduose, ekranuose pavaizduota. Kamerų ten dėstyti. Kamerų plane galim pavaryti. Jo, jau turime žmonės. Dainininką, tarkim, turim. Ir yra viena trūkstamoji dalis. Režisierius. Šou režisierius neturime kol kas. Tai va, bet žinai, bet tada, aš manau, nacionalinis transliuotojas galėtų įsitraukti. Jeigu norės, galėtų savo įsitraukti tokį, žinai, eilutę ar dar kažkaip. Tebūnie pradėti nuo to, nes aš skaitau taip, yra tikslas, yra noras, tikslas, planas ir tada galimas rezultatas. Vis tiek jisai, nes, žiūrėk, šveicarai tai tą padarė, sutinki? Kiek metų dabar ėjo šveicarai? 4-5 metus dirbo to klausimo, ne? Samdėsi, puikiai žinom, kokius režisierius samdėsi, kiek metų iš eilės, vyksta kūrybinės stovyklos, netgi ir šita daina buvo parašyta to žmogaus kūrybiniai stovykloj, kuris rašė dainą kam? Jurijui Viklenko. Tai jis nėra šias dainos autorius, bet jis organizavo tas kūrybinės stovyklas. Tai ten vadinasi kažkoks... Tai čia kas toks? Aš neatsimenu jo vardo, žinok, tenai pasižiūrėtas bendrautorius. Pelė, ne Pelė. Nesvarbu. Buvo jo Pelė, vienas iš bendraautorių. Ir kas dar iš naujienų? Nu, Liuksemburgas grįžo po daugelio metų ir aš manau, kad jie dabar pasibandė pasižiūrėję, ten tas numeris su leopardais buvo toks vailokas. Nu, gal biški turi Liuksemburgė daug kokių Rusijos piliečių gyvena, kad... Bet jie, manau, kad tuo išers. Pasirodo Liuksemburgo vadovas delegacijos yra buvęs ir mūsų komisijose. Aha. Jo. Ir tik po to tai kažkaip tai Audris Giržadas pasakė, čia tas jūsų bičiulis. Koks bičiulis, žinai, bet suradau, žiūriu, kad mes nuo 2015 metų kažkokį santykį vis turėjom su juo. Tai jisai toks senas eurovizininkas virtęs iš fano. O, geras. Iš Eurovizijos fanų darbuotojų, reiškia, virtuvės vidų. Tai žiūrėk, tai išeina visi kažkokių turi, aš manau, kaip sakau, svajonių, kurias bando įgyvendinti, pasiekti rezultatą. Ir aš tai, pavyzdžiui, labai norėčiau, kad atsirastų labai aiškiai kryptingas darbas ir tada tikrai tas rezultatas gali būti. Nes jau žinai, tiek metų, finalas, nu gerai, nebus vėl kokiais metais finalo, bet klausimas, ko mes siekiam tenai, nes dalyvaut faina, telikui rinkti reitingą faina, žiūrėti prie televizoriaus susirinkusiems žmonėms faina, bet visigi nori pergalių. Nu, būtų įspūdinga. Jeigu būtų toks priimtas sprendimas, kad važiuojam laimėti. Aš taip sakyčiau, ne tai, kad, žinai, dabar, kitais metais sakys, važiuojam laimėti. Ta prasme, gal, reikėtų vis tiek pats, žinai, kad per vienus metus nepasidaro tas dalykas. Nebent daina atsirastų tokia, kuri, nušauna. Čia, žinai, galėtų vis tada sakyti, palauk, aš tada palauksiu tų kitų metų, kai jau važiuosim laimėti. Ne, aš tai nesutinku, turėtų būti vis tiek, žiūrėk, tu negali žinot, kas kada iššaus. Ir mes, žinai, patys žinom, kad kūrinys, kai kada ateina ir tu girdėjau, kad, jis gali kažką padaryti ir jam reikia daug papildomų dalykų. Dėl ko aš ir privedžiau tą kalbą, kad prie tų visų daiktų, ar būtų Silvestrui padėję, jeigu tai būtų, sakysim, nežinau, kokie nors ten Beyoncės ar ten tą žmogus, kuris dirba, kad ir ta pati ukrainietė dirbtų prie lietuvių ir padarytų šou. Tai būtų padėję. Tai būtų padėję, bet kokia atveju. Tai va, bet tai kainuotų, žinome, kad ne 10 ir ne 20 tūkstančių eurų, o kokių ten 50, 70 ir gal net visą 100 tūkstančių eurų, vien tik tai tam žmogui, kad jisai darytų tokį darbą. Tai reikia suprasti, kad tai yra pinigai. Tai va, tai jeigu kils kam nors ten mintis, tai mes jas palaikome, jūs padarykite. Jo. Laimėtojas turi turėti sąlygas. Taip. Pritarėm šitam dalykui. Tai ką, daugiau turbūt apie tą Euroviziją nėra ką kalbėti. Nėra ką ten kalbėti. Politiniai dalykai mūsų nedomina, nes kiekvienais metais jie ten būna kokie nors didesni, mažesni, tai tegul jie patys ten ir sprendžia jas. Na, čia šiemet kažkaip tai nieko labai tuo neįsiskyrė. Gal įsiskyrė tik tai tuo, sakau, kad atvirom kortom daug kas dėlioja savo pažiūras, kas buvo neįprasta. Bet man jos gražios. Man toks bendras hypas didžiulis, su tuom viskum. Ir kaip čia paskui, aišku, Lietuvoje visi aiškina, kaip čia vaikams reikės paaiškinti, dar kažkas. Vaikit galvas, prasiplaukit, akis prasimazgokit ir viskas tvarkoja, viską paaiškinsit. Tai grįžkim, žinai ką, iš tikrųjų, tai galvoju, grįžkim lietuviškas realijas. Nūdienas, šiūdienas. Tai vakar paskaičiau žinutę, kur
grupė Šeškės atsirado, kurios buvo visą laiką, tik kažkodėl dabar Šeškės. Tai iš tikrųjų, va čia tai užkulisinis dabar bus ilgai kalbelių. Davatkų miestas gyvens toks patenkintas, nes visi dalinsis savo apmąstymais, pagalvojimais. Tai mes galim su taim irgi pasidalinti, aš manau, pakalbėti, ką mes galvojam, ką mes... Žinot, aš nieko nežinau, tik tai girdėjau, kalbėjau su vienu, su kitu, su trečiu. Aš su nieko nekalbėjau, Tu su nieko. Aš kalbėjau, bet aš viską įtariu. Įtariu. Bet aš irgi įtariu, aš tai žinai, aš kaip pasakyti, kalbėti apie tą nekalbėjau, bet aš turiu savo versiją, savo modelį ir aš nebijau jo išsakyti, kodėl taip atsitiko. Tai aišku, viso ko varančioji jėga kas? Pinigai. Tik tai pinigai. Duokit babkių, duokit va. Babkių, va. 500. Nu ir dar čia biškiai yra. Ir taip. Dekoracija. Dekoracija mūsų, jo. Mūsų rėmėjas. Mūsų rėmėjas pinigai. Pinigai. Tai va, tai, bet iš tikrųjų tai yra, ir, žinai, ir šlikštų iš vienos pusės, bet iš kitos pusės ir galiu... Nu, kažkokio įnešio, supranti, judesio, o ne šitas įvykis pats. Nu, kas čia per gražumas, jeigu šita grupė būtų ir gyvenusi taip ramiai. Jie kažkada, kai susikūrė, kitaip tariant, kaip Bžeskas įkūrė šitą grupę, taip, o nesusikūrė šitą grupę. Bžeskas įkūrė, rinko merginas Bžeskas, šitą aš atsimenu. Jo, taigi ir Karina šoko Todėse, man atrodo, Nijolė irgi šoko. Ne, Nijolė nešoko, aš manau, Bžeskas savo vyriškų žavesių, savo temperamentų apšokęs Kariną, užšoko Nijolės ir bandė užšokti ant visų kitų. Tarsi, nenugalimas mūsų Kazanova darė viską, kad ta grupė atsirastų. Tai kaip sakant, jeigu kalbėti apie karjerą per lovą, tai neįsižeiskite, bet tai dalinai ir buvo karjera per lovą. Nu, gal. Nu ką gal, nu Laura, ką mes čia vartomės dabar? Aš dalyvavau kitam reikalė, aš, tiesą sakant, labai aktyviai dalyvau įrašuose. Galimoj leidyboje. Ir galimoj leidyboje. Aš irgi šitą atsimenu. Pirmo albumo, bet to albumo neišleidau. Taip, šitą aš atsimenu. Nors dainas visas norėjau išleisti. Taip. Ir buvo albumas, kaip neišleidau, atsiprašau. Išleidai. Bet jį atėmė, taip. Visą tiražą atėmė policija. Taip, buvo, ten rimtas reikalas. Ir tuo metu mes išleidome albumą 6-9 danguje. Visi žinojo, darėm fotosesijas, dirbom aktyviai su Egmontu. Ir paskui kita įmonė. Bet neturėjom... Sutarties neturėjom vienos sutarties. Atlikėjų parašus turėjom, reiškia, bet neturėjom autorių sutarties. Ir autoriai nusprendė, kad... Autorius buvo Minatis ir Reklaitis buvo. Jo. Ir tada sako, kad, žinai, mums kiti siūlo daugiau pinigų. Mes jau pagaminom viską, ką reiškia daugiau pinigų, nu tai galim šnekėti vietoj. Ir mes jau buvom pradėję važiuoti, jau platinti tą albumą. Taip. Ir man skambina iš sandėlio, sako, klausyk, važiuok į sandėlį, čia kažkas vyksta, atvažiuoja, vyksta ten poėmis, ten vyksta, policija stovi, suiminė sandėlininkus. Kompaktus semia. Kompaktus neša į dėžės. Nu, tai va, aš skambinu Egmontui Bžeskui, jis aišku nekelia. Nu, čia klasika. Nes supranta, kas vyksta. Taip. Ir taip. Ir tada mes pradėjom, kaip sakant, linksmintis. Taip. Oi, tada jis kėlė bylą, aš kėliau bylą, tada aš kėliau bylą policijai, tada jis kėlė bylą čia. Taip gimė šiam 9 danguje su visais... Kaip skandalingai pradėjo, taip skandalingai, man atrodo, ir pabaigs. Jo, ir iš tikrųjų, tai negana to, kad mes buvom, nežinau, ne tai, kad priešai, ar kaip čia pasakyti. Nu, bet vienas kitą nemylėjo. Ne, tuo metu labai nemylėjom, tuo metu būtume padarę bet ką, kad kažkas iš mūsų negyventų. Bet prieš keletą savaičių Egmontas buvo atvažiavęs, sėdėjant šitos sofas, prisižvengėme šitą įvykę nerealiai. Taip. Ir girdėjau, kad kažkas filmuoja dokumentiką apie šitą grupę ir šnekėm tarpusavį, tai ką jūs darot jau, alio, čia dokumentika, jūs mūsų paklausykit, mes jums tiek pašersim, kad mes tiek pripasakot galim, kad... Tai konfliktai tarp grupių, žinai, kartais ir, tada dar buvo kitas, tada mesgi dar ir Įvą turėjom. Taip. Reiškia, ir tada
šiam 9 danguje nusprendė nuvilioti iš grupės Įva Godą Sabutytę. Taip, pervilėjo. Ir tai pervilėjo, supranti, tada Natalija baisiausiai buvo užsiūtus. Taip. Nuvyko toks kažkoks tai uraganas. Uraganas, pavadinkim tuo metinės muzikos, jeigu ją būtų taip galima pavadinti, reiškia toks, žinai, reikalai. Nu, tai žiūrėk. Tai rietenos šaubiznėje dabar yra gėlyčių rankiojimas pievelė, palyginti su tuo, kas vykdo anksčiau. Ne, bet tai ir dabar, žinai, žiūrėk, tai vėlgi grįžtų dabar prie 6-9 danguje, žinai, tu pats turbūt atsimeni, karantinas, prieš karantiną, ar kaip aš irgi dar kažkurį tai pasiūlėm, kad galbūt jie gali važiuoti į turą 6-9 danguje, pradėjom kalbėti apie sąlygas, atėjo tas periodas, kad, nu, gal nereikia, nes užpuolė mus tą epidemiją ir taip toliau. Vėliau pasibaigus tam, aš atsimenu, su Nijolė irgi kalbėjau, sakau, tai klausė, nu tai čia darom, nedarom, sakau, reikit patys tenai organizuokitės. Tai aš kaip suprantu, mano versija tokia. Čia mano tik versija, nėra faktas. Mergina sugalvojo daryti turą, bet turą organizavo, kaip suprantu, Nijolės vyras. Čia anksčiau. Taip, anksčiau. Jau turim klausimą, ko pasiekoje, aišku, iškilo kitom merginom klausimas, ar viskas buvo sąžininga, greičiausia. Aš, Martynai, manau, kad... Nu, palauk, aš pabaigsiu. Gerai. Aš taip manau. Kad iškilo klausimas, tada atsirado jau tada viduje kažkokie galėjo atsirasti finansinė trintis, nes žinai, kai vyras su žmona vieną dalyvauja, vyras organizuoja, kažkur kažkas nesueina galbūt, arba per mažai mums sumokėjo, žmonių buvo taip toliau. Gerai, okei, praėjo, nu, kaip sakant, dirbam toliau. Atsiranda organizatorius, kuris sako, žiūrėk, darom arenoje, tikiu jumis, padarom arenoje. Pradeda daryti arenoje ir tuo momentu atsiranda po kažkurio tai laiko, pamato, kad visai neblogai parsiduoda bilietai, atsiranda buvęs prodiuseris po 10 metų, ne? Matai, tai viskas kaip ir tvarkoju, bet man labai keistas tas dalykas vadinti jį buvusiu, dėl to, kad jis sukūrė tą grupę, teisės yra į pavadinimą jo sugalvotas daiktas, supiešti logotipai, atranka padaryti ir panašiai. Ta prasme, mano nuomonė, jam teisės priklauso. Niekur nebuvęs, jis yra šito projekto dalininkas. Tai visų pirma, nėra kažkokia tai grupė, kuris susirinko į sklepą, repetavo, žinai, nuo klasiokai būdam ir tapo Red Hot Chili Peppers. Kažkurie tai laikotarpį jis jau nedalyvavo veikloje. Tai yra padarytas producerinis konstruktas, ne, kuris tam tikrai kartai kažkuriuo metu labai patiko. Bet jeigu ant popieriaus parašyta, nepykit viskas, nei Marytė, nei Petrytė. Ir tas jų laiškas dabar, kur aš mačiau, ten mes užaugome, tai kas jūs užaugo, 20 metų augot, tai durnas esat. Bet supranti, bet čia viskas dar kitaip dėliojasi. Mes turim kol kas tik tai 2 pusės dalyvių. 2 ir galimai po šitų, kaip aš minėjau, koncertinio turą atsiranda didžiulis koncertas, nu okei, atsiranda prodiuseris, pareiškia savo teisės, nori dalyvauti, gauti pinigų, kaip ir pik negali, jeigu yra sutartis, tu jas gauni. Moralinis čia jau reikalas, galbūt morališkai, jeigu būtų jis labai turtingas arba ten apaugęs pinigų medyje gyventų, gal jis ir atsisakytų kažko, bet nežinau, dėl ko nusprendžia. Nu, aš tuomet nesuprantu. Kodėl turėtų atsisakyti? Turi savo daiktus, kažkokius, tai yra jo turtas. Žmogus turi turtą. Bet per visą 10 metų tai vyko veiksmas. Tai vyko, tai negi Tai aš taip suprantu, kad sekantis segmento žingsnis bus, kad jis dar paprašys už tos 10 metų, dar sakys, žiūrėkit, merginos, man dar ką esat gavę, mano dar dalis kažkur kabo. Ir iš tikrųjų būtų teisus. Va, tai čia vienas sprendimas. Aš tada dar kitą modelį suvedžiau. Pagalvojau, kad gali, kaip merginos gali išsiraityti iš šitą dalyką, žinai. Šiaip merginos būtų žiauriai geras skandalas Lietuvoje, jeigu kokia Karina ir Nijolė, gal Nijolė mažiau, sakytų, mytių skandalas. Nu, matai, tuo metu... Ir apšokam Bževsko. Nu, čia mes fantazuojam, čia mes jau dabar jau... Aišku, tai galėtų būti ir iš principo galėtų išeiti toks Romano Polanskio atvejis. Kai atsuka daug metų ir panašiai, bet vėlgi... Žinai, yra ir daug liudininkų ir visa kita, ir nieko ten tokio nevyko, kažkokiu tai ten nesustarimu, net nieks... O gal kas nors turėjo kokį nors moralinį, psichologinį spaudimą ir gyveno su juo? Gal ir patyrė nerealią traumą ir todėl liko 20 metų dainuoti grupėje. Taip, gali būti. Nu, gali būti. Tai patiko, kad paliko. Gali būti. Tai tas gerai šitas yra visas... Nu, čia mes dėliojam visokias variacijas, ne? Bet iš principo gerai... Gal šitas kažkoks, sakykime, pop grupės toks tikresnis skandalas, ne? Aha.
Nes jau seniai kažko bebuvo. Nebebuvo. Ir žiūrėk, ir dabar tada arena, tada... Bet žinai, man kas įdomiausia. Kažkada net, atsimeni, skandalingiai žas, pavyzdžiui. Palyginus dabar čia yra... Žas, ką ten, sporto rūmose veidrodis sudaužęs, skandalas, matai, visas. Nu, gavo į liulį nuo ką nors. Žasai ir nuo Telebimbam yra gavę į nosį, tik nepasakosiu, kas ir kaip. Yra buvę, taip dėja. Aš atsimenu šitą, man pasakoja, tiesą sakant, patys žasai. Sako, visko yra gyvenime buvo, bet kad gautume nuo Telebimbam dar ne. tai šitas buvo geras. Tai va, tai žiūrėk, tai grįžtant dabar prie viso to, tai čia turai ir dabar paskelbėm mes tada, gerai, Šeškėm nesivadinsime, Tom 6-9 nebegali vadintis, nes, kaip sakant, prodiuseris turi vardą visas teisės ir Nijolė, aš kaip suprantu, yra irgi jo pusė, aš taip suvokiu iš to viso pareiškimo. Merginos kitoj pusėje yra. Betgi su kuo merginos pasirodo, už merginų stovi irgi, ne bet kas, o dar viena leidybinė firma, organizatoriai Promostarai. Bet čia jau organizatoriai koncertų. Tai bet kaip ir atėjo tokia žinutė, kad jau tas iš seno buvo dėliojama viskas. Tu pats žinai, kad labai greitai arenoje koncertai neatsiranda. Aš manau, kai paskelbė, kad gali koncertuoti arenoje, paprastai tai būna. Pavyzdžiui, mums irgi tai būna, dirbant su mūsų artistais. Taip. Taigi ne vienas organizatorius siūlo. Viskas gerai. Kaip 6. Ne, tai viskas gerai. Tiek yra. Jo. Aš tikiu, kad gali būti gal atėjo geresnės sąlygas. 6 nesiūlo, bet kokie 4 sako, žiūrėkit, ką jūs darysite ten su džiazu, ne? Bet supranti, bet čia vis tiek man nesueina dalykai. Tai tada tie organizatoriai galėtų irgi su Bževskiu susitart su Nilka ir viskas ir toliau varyti, ne? Man taip atrodo, ar aš klystu. Tai galėtų susitart, bet aš irgi dar girdėjau, kad nepaisant viso to, Nijolė iš tikrųjų buvo nusprendusi išeiti iš grupės jau seniau. Tai viskas gerai, tai aš tikiu, kad jinai geriau praves ten renginį, dar kažką sudainuos tą patį Šeškių kūrinį viena. Ta prasme, vis tiek dalinasi iš vieno geriausia. Reikia pripažinti. Tai čia toks gali būti, kad sprendimas irgi, žinai, ir tos lieka 3. Tada galvoja... Bet dar yra viena versija yra. Bževskas, su Nilka, pasiema kokias 2-3 merginas. Ir įkuria naują grupę. Kokią naują. Ir paleidžia 6-9 danguje koncertinį turą per arenas. Ne Šeškės, o 6-9 danguje. Per arenas būtų gal drąsoka varyti. Tai palauk, tai Šeškės gali per arenas pasivadinusias, o 6-9 danguje negali? Pasižiūrėtume. Čia vat įdomu būtų. Bet geras būtų. Aš taip Bževskio vietoj taip ir padaryčiau. Tai aišku, čia būtų įdomiausia. Čia būtų reikalas. Bet matai, žmonės įdomu, ką žiūri. Ar jiem tas pavadinimas. Yra grupių, tiesą sakant, kurių pavadinimas yra garsesnis už grupės narius. Gerokai. Tai hiperbolė. Yra grupių, kur nariai, ne, yra kažkokie tai... Garsesni už patį grupės pavadinimą, ne? Tai kurioje vietoje čia jos yra? Žinok, nežinau. Man tai 6-9 danguje, kad ten būtų labai... Taip, Nijolė, jinai frontmenė daugiau yra ta, kaip sakant... Nijolė ir Karina, sakykime, nebuvo. Jo, bet turbūt Nijolė daugiau, gal ta frontmenė Karina tokia... Goda ir Ingrida labiau vis tiek... Kažkur antras planas. Antram plane, dėl grožio viskas. O sakysime... Jo, čia būtų įdomu iš tikrųjų, bet aš galvoju, kad vis tiek, jeigu atsirastų... Aš sakyčiau, kad reikėtų jiem pasiimti Nijolį, pasiimti Kariną. Neišeis, nes greičiausiai. Ir viskas, ir tada užsidarytų failas, bam. Ten, manau, šeimininis failas dar groja kažkoks tai. Turėtų groti. Aš abejoju, kad Jeronimas Milius galėtų dainuoti grupėje 6-9 danguje. Nors galėtų. Visiškas įmanomas variantas ir duetas turbūt yra neišvengiamas. Tai jie duetų turi daug. Ir jie visiškai kitam žanrė yra. Jo. Tai va, bet gerai, čia toks, sakykime, šitą tikras pop skandalas, ne? Verta jį pastebėti, o realiai, koks skirtumas, kas jam bus? Aš užduosiu kitą klausimą. Ar tai neuždirbsi milijonų nei tie, nei tie? Ir rinkai, sakykime, tokiai, muzikiniai, jeigu šnekant apie muziką, tai turi lygiai, žinai, kaip va toj pačioj Eurovizijai Britų klausė gatvėje. Švedai moka juoktis kartais. Taip. Sako, paklausim praeivių gatvėje, kokią Eurovizija įtaką padarė Britanijai? Jokios. Ačiū. Viskas vienas reportažas iš Britanijos. Tai kokią įtaką Lietuvos muzikai padarė 6-9 danguje? Patikėk manim.
Nepykite merginos, jokios. Jokios. Tai buvo geras pamaloninimas laikas su jumis. Jo, ir sakykime, būtų oru. Oriai ir pasitraukti. Nes dabar, kai mamos eina dainuoti ant scenos ir trumpas jonukas, ten dar kažkas ir taip toliau šakinė, tai atvirai, šnekėkime atvirai, ne tas lygis jau yra. Arba dainos turi keistis, nes dainos yra, jau nesu jūsų amžiumi, biški. Dabar turėtume padaryti trumpą pertrauką, nes po šitos valandos pokalbio aš norėčiau užsisekt skaliną. Tai gerai, Laurai, baigiam tą temą apie merginas. Aš manau, skandalui dar vietos bus. Kaip sakant, laikysime eigoje, ką sužinosime. Aš manau, kad, visi sužinos tai iš spaudos pirmiau, nes tai tokia publika, kuri bėgs pirmiau pranešti viešumoje, tik paskui tarpusavį pašnekės. Bet žiūrėk, bet mes vis tik žinome užkulisinių dalykų, mes girdim ką kitą. Čia tik žinutės išeina PR pranešimai. O mes realybėje gyvenam su pinigais. Už turtą ir prabangą, Martynas. Partija Europos parlamentą už turtą ir prabangą. Nes, žinai, kaip sakė vienas toks gerbiamas rašytojas, nacionalinės premijos laureatas. Visi sako, kad gyvenam blogai. Aha. Pabandykit gyventi gerai, gal patiks. Žinai. Jo, tai klausyk, tų temų iš tikrųjų. Martyną ruošiam po truputį iš tikrųjų, būsimiem rinkimam, šitos jau pravalėm, Europarlamentą nebespėsiu užsiregistruoti ir gerai, būk čia, bet vis tiek partija už turtą ir prabangą galėtų paeit gal. Žiūrėk, dirbom vis tiek. Turėtum kokius 2 balsus. 2 balsus? Ne, aš balsuočiau ir tavo vaikas, nes neringai būtų gėda. Gėda už mane balsuoti, sakyti, už šitą? Ne, niekada. Gerai, eikim prie kitos temos. Eikim prie kitos temos, kuri aktuali ir Lietuvoje. Mačiau, pasispausdinai lapų daug. Aš jo atsispausdinau, pasiskaityti, pasižiūrėti, nežinai, nėra laiko iš to kompiuterio, netaupau to medžio. Taupyk, aš taupau. Tai tu ir taupyki. Klausyk, pakalbam iš tikrųjų apie festivalius. Ir žinai, dėl ko? Todėl, kad matosi, kad situacija, mes kažkada kalbėjom laidose, kas čia gali būti, kaip gali būti, bet jau šiais metais, aiškiai, yra tendencija labai. Ir aš galbūt paminėsiu tą pačią Coachellą ir tai, kad šiais metais taip gerai nėra, kaip buvo kažkada. Tai kažkada ir per 40 minučių yra parduotas visi festivalio bilietai. O festivalis vyksta 2 kartus, 2 savaitgalius iš eilės. 2 savaitgalius iš eilės, tai šiais metais į pirmą savaitgalį per mėnesį laiko vos išbambėjo ir tai buvo galima paskui daug bilietų nusipirkti, kaip sakė, kaip prašo, matau čianai, per perpardavinėtus antrinius, o į antrą savaitgalį problemėlė. Ir dar pigiau negu į pirmą. Tai festivaliai, kaip sakant, įsisėmė ir mes matom, kad ir Lietuvoje yra, kas paskelbė, kad irgi nuima festivalį. Klausimas, kaip dabar praeis tie visi festivaliai. Vasarą mes jų turim Lietuvoje daug. Ir kur čia tos problemos slypi, žinai, kas čia atsitinka, kaip tu galvoji? Matai, lygiai grečiai soliniai koncertai didžiųjų žvaigždžių būmina ir nerealiai. Taip. Ir Lietuvoje reikia pasakyti. Ir Lietuvoje irgi. Taip. O festivaliai, visi šitie sumestiniai baliai, nebe taip įdomus darosi. Vėlgi, man atrodo, kad atsirado keli momentai. Vėl pasikeitė karta per šitą laiką, kai reiškia tas festivalis iš principo yra labai senas išradimas, ne? Atvažiuok keliom dienom. Labai daug dirbdavo, neturėdavo laiko niekur ir varydavo kokį nors Glastonbury, ne? Pasižiūrėti visko. Dabar festivaliai arba sakykime, nišiniai festivaliai yra, gerai, šokių muzikos festivaliai visados turi nišą ir visados kažką renka, nes ten žmonės važiuoja šokti, valgyti tablečių ir užsigerti jas gėrimais, ne? Taip. Sakant, gydytis. Ir tada yra dar, gerai, metalo festivaliai visados buvo niša, visados turėjo lojalę labai publiką. Ten Rock am Ringas, koks nors irgi, bet pop festivaliai fenomenas nėra gana senas. Kažkada, atsimeni, festivaliai buvo visi skirti labiau kažkokiam konkrečiam žanrui. O paskui pradėjo vystytis festivaliai mainstreaminės muzikos. Kitaip tariant, atsiranda festivaliai, kuriam groja popsas.
Nu, tai žinai, tai ta pati Coachella pradėjo, sakysim, buvo tokie pagrindiniai, žinai, atlikėjai kaip McCartney's, Princas ten, Red Hot Chili Peppers, o dabar pats matai, kas ten gogel-mogel visiškai. Jo, ir visur, nu tai Glastonbury ir net koncertavo reperiai, žinai. Taip. Nu, kas prieš 20 metų buvo neįtikėtina, tai negalėjo vykti iš principo, bet prieš 10 metų jau buvo jau įmanoma. Taip. Ir vėlgi ir kartai pasikeitus, man atrodo, kad tai nebetampa taip aktualu. Nu, laiko jaunimas turi, gali varyti į kur nori, ir turi laiko vaikščioti koncertus, pinigų jie irgi turi. Bet, žiūrėk, Laurai, va čia prieinu prie pinigų ir čia tą pačią problemą mato. Užsienį mato kas? Biletai brangus, išbūti 2 dienas, 2 savaitgalius atvažiuoti arba vieną ir kitą pilnai, tai reiškia dar papildomai tau reikia gyventi 2 dienas, maitintis, išleisti pinigus, kas irgi yra brangu. Ir labai iškelia kaštus, bet tie kaštai atsiranda, bilietų pabrangimas, aišku, yra atsiradęs didžiulis. Dėl ko? Dėl to, kad bando atvežti atlikėjus headlinerius, kurie kainuoja brangiai ir jų solinį koncertą bilietas yra pigesnis. Kaip žinia, atlikėjau šitų didelių honorarai į festivalius ir didesni negu į solo koncertus. Taip, didesni, taip. Mūsuose festivaliai moka artistą mažiau, taip, negu jie galėtų užsidirbti po vieną grodami. Taip. O ten yra atvirkščiai. Bet ir išsiplėtę tie biudžetai yra nenormalūs. Festivaliai kainuoja milijonus ir iš tada išeina, kas iš to bilieto kainą reikia didinti, ne? Taip. Arba rėmėjus, bet rėmėjų tu negali irgi tiek, nu, toks pradėjo šitą rinką pati save ėst truputį, ne? Ja, tai va, pasirodo, atšauktas yra ne vienas festivalis jau šiais metais. Made in America festivalis irgi yra atšauktas. Tai va, įdomių tokių dalykų yra, žinai. Tai aš manau, kad mūsų laukia irgi tokie linksmėjai kalneliai. Tai jeigu Lietuvoje Galapagai jau atšaukė, nors bandė perkelt kaip kažką padaryti, bet manau, kad turime. Paskelbta yra, kad bus kitais metais. Kitais metais, jo, bet mes visą laiką galime iškelti klausimą, kas kitais metais nebus. Nes tikrai nėra lengva, nes ir pačiam tenka daryti ne vieną ir matom, kaip kas juda, žinai. Ir tikrai reikia pripažinti, kad soliniai koncertai kol kas daugiau žmonių renka negu festivaliai. Tai turbūt yra labai aiškiai žinutė, kad patys festivaliai turi ieškoti formos. Tai sakysim, aš manau, kad šiemet, pavyzdžiui, Leon Somov ir Džiazų koncerte bus žmonių daugiau negu bet kuriam festivalyje. Ir kitą dieną Vilniaus Pride tikėtina bus irgi daugiau negu bet kuriam festivaliui. Aišku, jis nemokamas bus. Tai galim pasinaudoti, kad birželio 7 ir 8 Vilniaus Pride'as, kur bus irgi Lietuvos atlikėjai, kurie palaikys. Taip, tai čia dalykus. Čia bus daugiau žmonių negu bet kuriam feste. Jo, tai bet kas bus tada išeina, kas su tais festivaliais bus, kaip tu galvoji, ar jie vis dėlto išnyks? Aš manau, kad neišnyks, bet vėl turi pradėti ryškėti nišiniai atvejai. Ta prasme, jeigu tau įdomu ta ir ta kryptis kažkokia muzika arba gyvenimo būdas, sakyk, gal nebėra tų subkultūrų atskirties tokios didelės, ne? Susipynė viskas susipynė. Bičas ilgais plaukais su odinė striuke šiandien gali važiuoti su riedlente legaliai. Nu, čia aš kalbu apie 15 mečius. Ir tai netrodys blogai. Kas prieš metų mūsų jaunystėje tai buvo neįmanoma. Nes jis turėjo būti metalistas. Nes vaikščiojo koks nors rebris Lukas, tokiu didžio kelniam, supranti, o aš siaurinau džinsus. Nu tai kaip, mes negalėjom būti kartu vieną. Ir plaukus auginai. Taip. Nu, tai va. Tai jo, tai aš irgi galvoju, ir tas vartojimo greitis ant tiek didėja, kad žmonės viskame problema yra čia, kaip sakau, kad jie vartoja labai greitai, muzikos nori čia geros, daug ir čia ir greit. O tu greitai, kaip sakau, daug jos niekados nebus, nes vis tiek yra kūriniai, kurie yra geri ir galbūt nelabai geri patinka žmonėms. Tada... Nu, vėlgi, popsas, man atrodo, kad popsas festivalyje iš esmės, man atrodo, visą laiką keistas ir aš nesuprantu popso festivalyje, tiesą sakant. Tai žiūrėk, tai čia yra aš tik kitaip aš suprantu tą dalyką. Gali būti popso festivalyje, bet... Balius. Didelis balius. Kažkoks didelis balius. Didelis balius yra. Tengi nėra apie muziką, kad kažkokia tu atrasė, ne? Nu nieko tu ten netrasė. Ten yra paklausyti, ko tu klausai visą laiką, groja radijas. Kaip gali važiuoti į festą? Aš važiuodavau į festus pamatyti tų, kurių buvo neįmanoma pamatyti. Varinėdavau su Vokietijas, dar kokius velnius. Dabar tu matai tas burnytės kiekvieną dieną, žinai, žiūri į jį per jo TikToką, per Instagramą, jis tau pasakai, verda ten, žinai, batus kokius perka ir šampūnų kokius nukimas goja.
ir paskui jisai, žinai, festivalį bais čia žvaigždė. Bet tu pasižiūrėk, kas atsitiko, čia mes patys organizatoriai tą ir išgimdė, nes pradėjo festivaliuose daryti visokie tenai atrakcijos, akcijos, šauk, pagauk, ten atrakcionai, dar kažkas. Nu, ta prasme, muzika ėjo iš šono. Šalia. Taip, ir Šalia. Aš manau, čia yra problema, viena iš problemų galimų. Nu, tai didelis kempingas, iš principo, didelis kempingas, Taip. kur groja ir muzikantų. Taip. Iš esmės, patys festivaliai save truputį susinaikino, Manau, kad taip. nes didžiausias dėmesys buvo, kiek, sakykime, festivalis tapo prekybos centru. Kaip sugeneruoti pajamų dar iš kitų dalykų. O srautas, nu, visi prekybininkai arba kažkokie tai plotai prekybiniai žino vieną paprastą dalyką. Tu turi atvesti auditoriją ir išlaikyti ją kuo ilgesnį laiką. Tai festivaliai pastaruoju metu buvo, reiškia, prekyba, nuo prekyba trečiuo, laikyti žmonės kuo ilgiau. Kodėl jie ten turėtų būti? Jiem turi būti ten linksma kažkodėl. Tai reiškia, nu, nuo tos gumos ten tampytis, ne? Važinėti ant kokios padangos į kokį nors balą, nu, valgyt kokį nors neįprastą dešrą, žinai. Kopūstų ir dešros. Ir visa ta tokia, tuo tarpu festivaliai tie, aš neatsimink, buvo maitinimas, nu, kad būtų valgyt, bet muzika esmė. O šiuo atveju muzika nebe esmė, nes popsas nėra esmė. Ne, matai, tai žiūrėk. Niekad negali būti. Taip, tai ir nepažiūrėk, į ką tas popsas išėjo. Nu, tai aišku, čia aš neimsim kokią ten Taylor Swift. Sakysim, kaip tu Taylor Swift gali padaryti festivalį, kai Taylor Swift atvažiuoja į Stokholmą ir Stokholmas skaičiuoja, kad sugeneruos apie 400 milijonų su kapeikom regionui. 120 tūkstančių žmonių skaičiuoja. 120, tai ne vienas koncertas. Ir tai ne vienas koncertas bus. Tai aš sakau, 120 tūkstančių. Atveju viešbučių užimtumas, taip toliau, taip toliau. Bet kaip čia tokie skaičiai išeina? Kem 8 milijonus, tai suvokčiau dar. Žinau, aš skaičiau, kad ir 120 tūkstančių žmonių, žinai, turbūt reikėtų. Beje, Euronews'ose buvo toks straipsnis ir man labai nustebino tas skaičius, kažkoks nenormaliai didelis. Nenormaliai, galbūt čia galvoje kažkas. Gal nulį pridėjo, bet nesvarbu, gerai. Martynai, jeigu tai ir būtų 50 milijonų, tai vis tiek yra nesvietiškai daug. Na, kadangi aš žinau, kiek Lietuvoje paskaičiuojant vieno, sakysim, tebūnė, jeigu ten 120 tūkstančių atvykėlių būtų tom pačiam Stokholme, ne, ir jų kiekvienas Lietuvoje dienos vidurkis skaičiuoja paliekamumą apie 300, jeigu neklystu, 330, apie 300 eurų. Ten 300, tai tada taip ir išėjo. Tai pasidauginkime iš 300 ir kągi turim? 36 milijonai. Vis tiek per nulį, per 400 kažkaip. Gal 48. Apie 40, manau, apie va, ta suma gali būti palikta. Tai čia neskaitant bileto, kuris buvo nupirktas. Neskaitant bileto, neskaitant paties koncerto. Čia yra viskas, kas tik mieste lieka. Jo, tai mieste lieka. Tai iš tikrųjų, nu, įspūdingos sumos atvažiuoja. Tai aš manau, kad, žinai, Lietuva tikrai turi šansų pastatyti stadioną. Stadioną pagaliau, jeigu ką, vieną turim. Nu, bet žiūrėk, bet puikiai. Taylor Swift, Billie Eilish, dar ką nors ir turi. Puikiai turim Vingio parką. Man tai labai patinka Vingio parkas, kad taip įsiprasmina ir vis kiekvienais metais vis daugiau ten visokių renginių atsiranda, žinai. Kad žmonės pagaliau prisiminė Vingio parką. Kad ten irgi galima linksmintis. Tebūnie aplinkiniams gyventojams maišo muziką, bet iki 11 viskas baigsis. Jeigu nepamirškit, kur gyvenate, mieste, o ne miške. Jo, tai čia aš, ką darysiu. Tai gerai, tai manau, kad festivalį Lietuvoje dar turės potencialą. Turės šansų, ir man atrodo kažkoks vyks perkrovimas natūralusis. Tikrai vyks perkrovimas ir jau dabar jaučiasi, kad jo reikia, aš manau. Manau, kad labai greitai vartojimas. Tie ilgalaikiai kelių dienų festivaliai, manau, mano nuomonė, bus jiems sunkiau išgyventi, negu tu galbūt dienos renginiui. Nu, čia mano nuomonė vėlgi. Suprantu, kad 3 dienom galbūt daugiau alaus gali parduoti, nei pažadėti išpilti tiekėjui, bet ar tai tikrai labiau apsimoka, čia klausimas. O žmonės, nori greit vartoti, teisingai pasakai, keičiasi karta, vaikai keičiasi. Jie priprato važiuoti su tėvais ilsėtis į Turkijas, į Ispanijas ir gyventi viešbučiuose arba apartamentuose, o ne palapinėse. Laurai, taip yra, tokia realybė. Tikėtina. Ant šieno nelabai kas nori bemiegoti. Tai iš tikrųjų labai gerai galbūt, nes pagaliau festivaliai galės vykti šalia miestų. Nereikės trenktis. Kažkada rašytojas ir menotyrininkas Ernestas Parulskis yra aprašęs, kaip turėtų atrodyti idealus festivalis. Ir tokioj esė rinkinyje. Taip. Jį galima rasti bibliotekose. ir tam esė rinkinyje yra parašyta taip, kad idealus festivalis turi vykti kur nors
šalia jaukaus miesto su gražia architektūra. Arba pačiam mieste. Taip. Kad būtų prieinamas labai tankiai ir kursuojantis viešasis transportas. Festivalis turėtų vykti, prasidėti anksti, gana, bet ne per anksti. Taip. Ir baigtis ne per vėlai, kad būtų galima grįžti ir išsimigoti normaliam viešbutį. Žolė turėtų būti faktas, kad dirbtinė visur ir būtų išdėliotas kėdutės, nes kad būtų galima sėdėti normaliai. Taip. O scena, užtektų jos vienos, bet jinai turėtų būti tokia didžiulė ir besisukanti. Kad ant jo suktųsi atlikėjų. Kai atsisuka, reiškia, viena grupė, kuri iš esmės greičiausia turi 3 super hitus, jie juos groja ir to gana, ir atsisuka kita grupė tuo metu. Ir galėtų būti 4 dalis padalinta ir 4 grupės to, ir kol prasisuka, dar vieni apsikeičia ir taip sukasi. Iš esmės tu paklausytum vien tik hitų, nes tau neįdomu tikrai klausyti ne hitų, tada tu miegotum viešbutį, valgytum padorų maistą, o vakare dar aplankytum ir padorų restoraną. Va čia yra idealus festivalio projektas ir Ernestas yra teisus. Jo, bet tu ką tik nupasakojai jau tokią festivalio formą praktiškai, kuri vyksta. Tik tai gal miestas per mažas. Mama vasarą noriu pasakyti. Tu identiškai. Taip ir galvojau, jau pasiim savo, kad čia jau padarė kažką. Nu, bet taip yra, tai ką, prisimeni, ir scena buvo, kad keičiasi, tik tai, kad įvažiuoja, išvažiuoja, tenai, sustavas. Viskas buvo, tik tai, miestelis per mažas, viešbučių, tik tai Kaune yra, tai tipo reikia perkelti didesnį miestą. Reikėtų, bet tu reikėtų truputį gamtos. Aš galvoju, kad, gamta gerai. Turi būti gamta būtinai, ne kaip tu venis ten veiksi ką. Švaru turi būti, žinai, ir sėdėti ant ko. Tai, gerbiami kolegos, mintis užpatentuota, jūs nedarykit, mes bandysim daryti. Nes, pavyzdžiui, tie festivaliai, žinai, kurie stovi ir triniesi visur, ne tas. Ne tas, ką tu ten paklausysi. Bet, matai, Martynai, dar vieną sąlygą yra festivaliui. Muzikos reikia, kad irgi pakviestum. O ką ten, tipo, nepakviečiam? Kartais būna. Kai kada reikia. Būkim atviri, ne visados. Būkim atviri, bet reikia. Ne visados, Martynas. Būkim atviri, reikia. Jo, yra artistų, aišku, populiarių. Ne, viskas ten būna ne taip blogai. Reiks kada nors pavažiūrėti. Nišinių reikia kažkokių. Aš niekada nebuvau, tai čia tavo problema. Tai už tai galiu drąsiai šnekėti, kaip nematęs, kad, daryk geriau, žinai. Pradėsim nuo 2, baigsim 12 ir viskas bus gerai. Tai trumpai šnekant, festivaliai vyko ir vyks, kažkam vis tiek nepavyks. Grįžtant prie grupės 6-9 arba dar kitaip Šeškės istorijos, manau, kad ne paskutinė tema, kažkaip tai jaučiu, kad šitai galėtų ir gerbiamasis Ekmandas ateiti pas mus pasikalbėti. Galėtų man iš pirmų lūpų išpasakoti savo. Pasikviečiam, aš norėčiau jo paklausti. Davai, paklausim. Ko gyvenime. Gal žinai, kaip ten buvo ir kas su kuo ką darė. Ir kitą temą, Euroviziją paliksime nuo šaly, bet aš manau, ateityje laukia dar įdomios kelios temas, dar nenansuosim, bet manau, kad bus labai įdomių. Artėja. Ir gal net skandalingų. Tai faktas. Ačiū, iki. Iki.